mokslinė konferencija Aš ir tarmė, skirta tarmių metams. Nu, aš šiandien pamėginsiu pakalbėti tarmiškai. Taigi, labo dienų, mėly svečiai, mokytojai ir mokiniai, suvažiavę į Dusetosną. Man belieka apgailestauti, kad taip gerai tarmiškai kalbėti nemoku, bet tikiuosi, kad po šios konferencijos išklausysiu tiek pranešimų, patarimų ir aš išdrįsiu prabilti aukštaičių tarme. Eja kurpius per miestelį, nešė kurpalių maišelį. Eja kurpius per miestelį, nešė kurpalių maišelį. Lanko įdė paskaitėja ir kurpaliai išbėrė. Lanko įdė paskaitėja ir kurpaliai išbėrė. Žinau, darbas meistrų gyrė. Gera audėja ir tvoroje šaudžia, geras kalius ir varnai pakausta. Vakaras varva, lyg aplies aviečių sultimis. Ant akmens šiandien dėsime galvas, po žvaigždėm šiandien šiandien dėsime galvas, po žvaigždėm šiandien gulsimės. Mano rankos žvyro pilnos, mala sniegą debesų, merkelanda mano girnos, aš smingu tau ant pečių. Aš atgulsiu, tu pareisi, bus raudoni vakarai. Abiturientas Eitvydas papasakos istoriją, kaip studentas laikė dialektologijos egzaminą. Prieinu prie staliuką, paduodu profesoriui studijų knygelį, traukiu bilietą. Atsakinėdamas žinoma prišneku visokių tai nesąmonė. Profesorius duoda paskutinį papildomą užduotį. Aš turiu ištart dūmai rūksta ir kapustai rūksta. Ir pasakyti, ar žodžios rūksta, fonetiškai skiria su. Nu, profesorius buvo tikras, kad skirias. Viena manas trumpesnis, ar kita ilgesnis. Šitų nelaimingų rūksta, aš turiu 10 rozų ir man į tiek nepanašu, kad bent kiek skirtus.
Tu skirias? Klausia pradėsimas. Nesiskiria, atsakau. Nu, jeigu nesiskiria, tai reiks egzaminą perlaikyti. O tai kitoros. Kitoros aš jau razumnesnis. Tai ir skirias, klausia pradėsimas. Skirias, atsakau net nesumirksėjus. Nu, matai, a tai kalgi anosik saky, kad nesiskiria. Norėjau sakyti, kad durnas buvau, pasisarmatėjau. A nori sužinot, kam jį taip nutika? Agi rašytojai Vytautui Račickui. Tai Janas, kad tai papasakoja šitą nutikimą. Kviečiame skaityti pranešimus. Tik tai norėčiau pasidžiaugti ir jūs savotiškai nudžiuginti, kad iš Aukštaičių Uteniškių tarmė yra viena gyviausių. Tuo mes galime džiaugtis. Uteniškiai ir Panevėžiškiai, galima sakyti, laiko visą Aukštaičių plotą. Ta rodo naujausi tarmių tyrimai. Anykštėnai, Kupiškėnai, visi yra daugiau mažiau, kaip pasakytumėm, nykstantys. Na, iš jūsų krašto yra poetas Antanas Strazdas. Ir greičiausiai, kad ne tik nekirčiuotas, bet ir kirčiuotas O kažkada buvo tariamas kaip A. Nes čia va yra iš eilėraščio tokia eilutė: nikstelėjo kajų, apturėjo nabagėlė, na, turėtų būti apturėję nabagėlą, viečnų nepakajų. Na, tai žinant to laiko tą rimavimą, tai yra nelogiška, kad būtų nikstelėjo kojų ir apturėjo nepakajų, nes tie žodžiai nesirimuoja. Tai vadinasi, dar tuo laiku tas O, gal jis buvo labai atviras, tiesa, mergaitė, kuri čia vedė renginį ir labai guodėsi, kad nemoka tarmiškai. Tai aš norėčiau pasakyti, kad jos O yra toks atviras, toks aukštaitiškas, kad jeigu ir ko nemokam, bet jau O, tai tikrai ne bendrinės kalbos sakom, tokį atvirą, kokį ir turi žodžiu rytų aukštaičiai. Tai va, tai rodo, kad ir Strazdas greičiausia tuo laiku netgi kirčiuotas O buvo tariamas beveik kaip A. Arba prisiminkime mūsų pirmosios knygos kūrėją Martyną Mažvydą, kuris sakė: braliai ir seserys, vadinasi, iš tikrųjų visoje Lietuvoje vietoj O kažkada buvo sakomas A, o Mažvydas tai tikrai nebuvo aukštaitis, na, yra ten ta kilmės problema siejama, kad tėvas buvo žemaitis, o mama aukštaitė yra iš pat pakraščio su žemaičiais. Tai žodžiu, tai buvo bendras dalykas. Anksčiau buvo sakoma, kad tarmės nyksta, dejuodavome. Geriausiai tarmiškai kalba senimas, o jis išmiršta, tarmė suvokiama kaip uždara sistema, na, ta senoji išnyko, o dabar, žinot, tokių gražių nebėra, kad tarmė ir bendrinė kalba, na, labiau konkuruoja, ir kad neigiamai vertinama dvikalbystė, tai šiuo atveju tarp tarmės ir bendrinės kalbos, o dabar stengiamasi, arba kai kurie žiūri, ir aš pritarčiau šiai nuomoniai, kad tarmės kinta, žmogus gali kalbėti keliais kodais, prisimenate kodų kaitą, tik tai galima nuosekliai kalbėti, perjungti registrą, o galima truputėlį sumaišyti, tai kodų kaita yra kaip vienas su kitu, bet atmainos mūsų galvose, tie, kurie turi ir tarmę, tikrai yra kelios. Ir vertingi visi tarmės pateikėjai, tai nereiškia, kad tie, kurie mojavot antrą kartą, kai sakiau, ta normalia tarme, taip, tai vertingi mes visi, kurie nebūtinai ta grinaja 20 amžiaus pradžios tarme, kaip ir sakė buvusi pranešėja, o visi, kurie kalba, nes viskas kinta, kalbos kinta, aišku, tarmės taip pat. Literatūros archeologija tai yra toks žaidimas, kai tekstuose galima rasti tai, kas juose galbūt net nerašytojo valia netyčia išsprūsta ir pasakyta. Literatūros archeologija sudaro galimybės mums atrasti tai, kas buvo ne tik mumyse, kas buvo mūsų proseneliuose, kas buvo seniai, pačiais seniausiais, netgi nerašytiniais metais. Kodėl? Kai Marcelijus amžinatlis, reiktų sakyti, Marcelijus Martinaitis mums skaitydavo vienuolio paskenduolės interpretacijas, kai aš buvau studentė, mums atrodydavo keista. O tai viskas, ką jisai aiškindavau, atrodydavo kaip ir suprantama, bet man visada kildavo klausimas, o kodėl? Koks pagrindas? Kuo remiantis galima sugalvoti, kad tekstas pasako daugiau, negu iš tikrųjų jisai pasako? Iš tiesų, Jurgis Kunčinas
ne tik Vilnių fiksavo, bet iš Dzūkijos viso regiono jis didelį dėmesį kreipė Alytui, pats gimęs Alytuje. Ir būtent todėl ta knyga, kurios viršelį matėte vienoje skaitoje, kurią kreipiu dėmesį, tai yra Vainikas sostiniai, Vainikas Alytui. Taigi viešasis Kunčinas legenda, kaip minėjau, pirmiausia siejamas su bohemišku Bastūno gyvenimu, su Vilniaus miestu. Tai štai tie minėti Blančeseriai arba Žvėrynos užupis, Tūla, Menestreliai Maksi paltais, jie iš tiesų skleidžia vilnietišką tematiką. Tačiau žvelgiant į jo kūrybos visumą ir matant jo kūrybos pasaulėvaizdį kaip visumą, be jokių abejonių galima teigti, kad savo šaknimis ir savo tą pasaulėvoką Jurgis Kunčinas priklauso Dzūkijai. Kalbant apie tą tapatybės klausimą, visos tos vienaip kitaip atrodo tos diskutuojančios pusės sutarė, kad Camus nuo gimtinės nesijautė atitrūkęs ir jautėsi labai artimas Alžyrui. Jo kūryboje iš tikrųjų labai daug dabar registruojama, aprašinėjama tų viduržemio regionų motyvų, gimto Alžyro motyvų. Tai jo tokia įkvėpimo žemė, jo vaizduotės, geografijos atskaitos taškas ir rašytojo šaknis, arba, kaip sakytų Česlovas Milošas, jo įsišaknymą, dabar krypsta ypatingas tyrėjo dėmesys. Taip tariant, tas universalusis Camus tarsi užleidžia vietą lokaliam Camus. O kas yra ten? Kas buvo ištakos? Taip? Ką jis pasako konkrečiai apie savo gyventą vietą? Kalbininkas Juozas Pabrėža teigia, tarmės yra didelė mūsų vertybė ir begalinis turtas. Vienodumo pasaulyje yra per daug ir išsilaikys tik ta šalis, kuri turi kažką savito, labai įdomaus ir išskirtinio. Tikiuosi, kad visi supratam, kad pati tikriausia gimtoji kalba tai savo tarme, nes tarme ne tik bendrinės kalba šaknis, tai apskritai dvasinė žmogaus kultūros dalis.